Krem briulė ir krevečių duetas. Užverdama grietinėlė. Kiaušinių tryniai atskiriami nuo baltymų ir sudedami į atskirą indelį. Lengvai maišant kiaušinių trynius, ant jų pilama grietinėlė. Į nedidelius indelius dedami žiediniai kopūstai, ančių kepenėlės, muskato riešutai, druska ir prieskoniai. Visa tai užpilama gauta kiaušinių trynių ir grietinėlės mase. Indeliai uždengiami aliuminio folija. Indeliai dedami į skardą pripiltą vandens ir kepami 150 laipsnių temperatūroje 20 minučių. Alyvuogių aliejus sumaišomas su pjaustytu česnaku, imbieru, druska ir pipirais. Gautame mišinėje apie 10 minučių marinuojamos krevetės. Pamarinuotos krevetės trumpai kepamos neaukštoje temperatūroje. Reikėtų stengtis krevečių neperkepti, nes perkeptos krevetės sukietėja. Visi salsai skirti produktai supjaustomi smulkiais kubeliais ir sujungiami mango jalapeno padažu. Ridikas supjaustomas šiaudeliais ir mirkomas 15 minučių šaltame vandenyje, nuolat keičiant šaltą vandenį. Išmirkytas ridikas nebūna toks aitrus, mėgstantis aitrumą ridiko gali nemirkyti. Iš pomidoro išpjaunamas žiedelis ir dedamas į lėkštę. Jis apibarstomas sezamo sėklomis ir tarkuotų džiugo sūriu. Soja pilama ant ridikėlių arba į pomidoro žiedelį. Wasabi krienais dekoruojama lėkštė aplink salotas.